26 skyrius. Raudonųjų babaušių kariuomenė. Vieną dieną mama pasakė, jog turinti visai dieną išeiti, todėl norėtų, kad vaikai būtų namie. Galima pasikviesti į svečius, prikaistuvinį ir dar 2 draugus. Puiku, tarė Džo. Pasikviesim Menulveidę ir Šilkaplaukę. Betė parašė laiškutį ir padavė baltąją ožkytę nunešti Menulveidžiui. Baltoji ožkytė buvo nuostabus padaras. Jos pienas buvo labai skanus. Ji buvo puikiai pasiuntinė. O jei kuri nors višta pasprūkdavo, ožkytė ją surasdavo ir parvarydavo atgal. Baisiai naudinga ožka. Ožkytė įsikando laiškutį ir nulėkė į užburtą mišką. Pribėgusi prie tolimų medžio, baisiai sumekeno. Iš drevės medžio apačioje išlindo voverė. Paėmė laiškutį ir nuliuoksėjo pas Menulveidę. Šis labai nudžiugęs pašaukė Šilkaplaukę skaityti laiško. Prikaistuviniui pasakysim, kai tik ponas Kaipys ten užmigs, tarė Menulveidės. Ponas Kaipys ten vaikai nepakvietė. Vadinasi, prikaistuvinis turės tyliai sprūkti jam nieko nepasakęs. Jie perdavė ožkytei laiškelį, kad 3 valandą po pietų būtinai atvyks. Vaikai nudžiugo. Mama ruošėsi eiti, o mergaitės ėmė puošti kambarius gėlėmis, kad trobelėje būtų gražu. Betė iškepė šokoladinių pyragaičių. Franė išvirė tasiukų. Džo padarė sumuštinių. Smagiai pasilinksminsim, tarė jis. Tikiuosi, kad šiandien po pietų prikaistuvinis bent pakenčiamai girdės. 3 valandą viskas buvo paruošta. Vaikai atrodė švariai ir tvarkingai. Stalas buvo nukrautas svestainiais, pyragaičiais ir tasiukais. Betė nuėjo prie vartų laukti svečių, bet nieko nepamatė ateinantį takeliu. Jie vėlojo, sušuko jį broliui ir seseriai. Turbūt prikaistuvinis susipainiojo tarp keptuvių. 3:30 ir nei vieno svečio. Vaikai nusiminė. Gal Menulveidė sumaišė laiką ir nutarė, kad svečių laukiame 4 valandą, spėliojo Betė. Bet kai sumušė 4, o Menulveidės, Šilkaplaukė ir prikaistuvinis nepasirodė, vaikai sunerimo. Kad tik nebūtų kas nors atsitikę, tarė nusiminusi Betė. Šitiek visko pritaisėm, o valgytojų nėra. Dar truputį palauksim ir suvalgysim savo dalį, pasiūlė Džo. Kai išmušė 5, o svečiai taip ir nepasirodė, vaikai liūdnai suvalgė pusę vaišių. Kažkas atsitiko, niūriai tarė Džo. Dieve mano, kaip manai kas? Nusigando Betė. Gal einam pažiūrėti? Ne, atsakė Džo. Ne dabar, netrukus grįž mama, eisim šiąnakt. Naktį nuleidžiama virvė, todėl užlipsime greitai. Reikia išsiaiškinti, kas įvyko, tarė Betė ir nukraustė stalą. Jų valgio dalį pasiimsim. Naktį, kai sutemo, visi 3 vaikai šmurkštelėjo iš lovų, apsirengė ir išsmuko pro kiemo duris. Džo susiieškojo žibintą, nes naktis buvo be mėnulio. Žibintą jis nešė priešai save, kad visi matytų, kur eiti. Jie nukurnėjo tamsiu takeliu, peršoko griovį ir įžengė į užburtą mišką. Medžiai šiąnakt kuždėjo labai garsiai. Panorėk, 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 kartojo jie. Kaip norėčiau suprasti, ką jie sako, tarė Franė. Greičiau, paragino Džo, negaišk Franė, auštant turim būti namie. Vaikai plošė tamsiu mišku, bet fėja niekur nebuvo matyti, nes nešvietė mėnulis. Netrukus jie priėjo tolimų medį ir ėmė dairytis virvės. Bet virvės niekur nebuvo. Teko lipti kaip paprastai, atsargiai kabinantis į šakas, nes ką nors įžiūrėti buvo sunku. Jie palipo 2 šakas ir atsitiko keistas dalykas. Kažkas čiupo Džo už peties ir nustumė žemyn, tačiau Džo neužsigavo. Neskrisdamas užsikabino už apatinės šakos. Kas tai padarė, piktai suriko jis. Liepė Betė ir Franiai toliau nelipti. Atsisegė nuo diržo žibintą ir apšvietė jo medį.
Ant apatinių medžio šakų išsiviepę stovėjo 4 raudoni babaušiai smailiomis ausimis, plačiomis burnomis ir piktomis mažomis akytėmis. Dabar į medį lipti draudžiama, paskelbė vienas babaušių. Nulipti irgi. Bet kodėl? Nustebęs paklausė Džo. Nes dabar čia mūsų medis. Jūsų medis? Nesąmonė, atsakė Džo. Mes atėjom aplankyti draugų, kurie gyvena šiame medėje. Praleiskit mus. Nepraleisim, atkirto babaušiai ir plačiai išsišiepė. Jums negalima lipti į viršų. Be reikalo ginčiuojatės, pasigirdo plonas balselis Džo už nugaros. Babaušiai visus medžio gyventojus paėmė į nelaisvę. Jei bandysite lipti į viršų, nustums arba irgi paimsite nelaisvę. Džo pašvietė žibintų ir vaikai pamatė voveraitę, kuri prižiūrėdavo mėnulveidžio pagalvėlės. Sveika, tarė Džo. Papasakok, kas atsitiko? Aš nieko nesuprantu. Ko čia nesuprasti, atsiliepė voveraitė. Į tolumų medžio viršūnę atklydo raudonųjų babaušių šalis. Babaušiai surado skylę debesyje ir sulipo į tolumų medį. Visus gyventojus jie paėmė į nelaisvę, mėnulveidis ir kiti užrakinti savo nameliuose medžio kamiene. Ponas kaip jis ten ir pikčiurna kaukas išsiuto vos neišvertė durų. Bet kodėl babaušiai juos užrakino? Nustebusi paklausė Bėtė. Jie nori sužinoti tam tikrus užkeikimus ir laikys medžio gyventojus užrakintus tol, kol šie tos užkeikimus pasakys. Baisu, tiesa. Dieve mano, nusigando Franė. Kaip jiems padėti? Nežinau, liūdnai atsakė voveraitė. Jei užliptumėte pas juos, gal ką ir sugalvotumėt, bet babaušiai niekam neleidžia lipti medį. Panorėk, 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 garsiai šlamėjo medžiai. Man atrodo, šiąnakt medžiai nori mums kažką pasakyti, staiga tarė Bėtė. Visada maniau, kad jie šnekasi vienas su kitu, bet šiąnakt jaučiu, kad jie nori atskleisti kažkokią paslaptį mums. Nieko nuostabaus, tarė voveraitė. Tolumų medis miško karalius. Jį ištiko bėda, todėl kiti medžiai pyksta. Galbūt jie nori jums padėti. Panorėk, 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 garsiai ošė medžiai. Apkabinkit po medį ir priglauskit prie kamieno kairę ausį, staiga tarė voveraitė. Tik taip galima išgirsti, ką medžiai sako. Kiekvienas vaikas susirado po nestorą medį, apkabino kamieną, prispaudė prie jo kairę ausį ir aiškiai išgirdo, ką šnara medžiai. Padėkit tolumų medžio gyventojams, šlamėjo lapai. Padėkit jiems. Bet kaip? Susijaudinę šnibždėjo vaikai. Pasakyk mums. Lipkit šliuožynę, patarė medžiai lapų balsais. Atidarykit apatinės dureles ir lipkit šliuožynę. Vienu balsu sušuko vaikai. Žinoma, kaip mums patiems neatėjo galva. Persigando voveraitė. Dar babaušiai išgirs. Ką patarė medžiai? Jie liepia įsmukti pro dureles į šliuožynę ir ropštis ją į viršų, tyliai atsakė Džo. Tada atsidursim mėnulveidžio kambaryje. Puikiai mintis. Einam, paragino Bėtė. Visi 3 nubėgo prie tolumų medžio ir ėmė apgraibom ieškoti durelio. Ai, dar vienas nuotykis.